Sveiki! Kaip priskirti teoriją mokiniams peržiūrėti alfa erdvėje? Pirmiausia, priskirti teorinę medžiagą galėsite tik pro klasėms, nes tik tokiu atveju būsite pro mokytojas. Klasių skiltyje spauskite nauja užduotis, tuomet rinkitės teorijos medžiaga, spauskite pasirinkti teorijos medžiagą. Dabar galite pasirinkti klasę, temą bei potemę. Priskirkite norimus teorijos vienetus. Spauskite pridėti. Įveskite, iki kada teorija turi būti peržiūrėta, bei priskirkite pavadinimą. Galite išsaugoti šią teorijos medžiagą kaip juodraštį arba paskelbti kaip užduotį. Jeigu paskelbsite ją kaip užduotį, moksleiviams ji taps iš karto matoma.